Gerai, mėginam kurti. Sveiki visi, jūs žiūrit apžvalgų kanalą LV12LT ir šiame video bandysim štai tokį jump starterį. Jis yra super kondensatorinis jump starteris ir turim štai tokį autoparką ir iš jų neužsivedė 3 automobiliai. Ilgai stovėjo ir jie neužsivedė. Taigi mėginsim štai šį super kondensatorinį jump starterį. Neužsikūrė štai šis Opelis ir ten gale yra pora džipukų. Pradėsim nuo Opelio, pamatuosim dabar akumuliatoriaus įtampą. Štai matosi, kad akumuliatorius yra 11,51 volto, tačiau bandėm vesti ir automobilis neužsikūrė, neužsivedė. Minusas, pliusas. Štai. Dabar šis jump starteris, super kondensatorinis, kraunasi štai nuo šio nusėdusio akumuliatoriaus. Taigi matom, kaip įtampa mažėja, tai yra akumuliatoriaus įtampa. Šiaip šis jump starteris kažkur kraunasi apie 3 minutės. Taigi galim įjungti timerį ir pasižiūrėti, per kiek laiko pasikraus šis jump starteris nuo šio nusėdusio akumuliatoriaus. Tai va toks vienas jo trūkumas, kad jis turi pasikrauti nuo nusėdusio akumuliatoriaus, taip pat gali pasikrauti nuo USB, ten Type-C jungti turi, taip pat gali pasikrauti nuo automobilinės cigarečių lizdo to pridegimo. Čia yra ne akumuliatoriai, o kondensatoriai ir jie kraunasi. Beje, šis variklis yra 1.6 dizelis. Daugam įdomu, kaip kūrėsi dizeliai. Mano kanale praktiškai tokių nėra video, kur užvedinėjau dizelius, tai pažiūrėsim. 1.6 dizeliukas. Starteris nesuko ir pažiūrėsim, ar pavyks užvesti. Matom, 10 voltų akumuliatorius nusėdęs, iš jo kraunasi jump starteris. Beveik 2 minutės jau kraunasi jump starteris ir svarbiausia, kai bus 100%, neužmiršti nuspausti aktyvavimo mygtuko. Kitaip jump starteris neveiks. 98%, 99%, 100%. Taip. 2 minutės 27 sekundės. Dabar ką darysiu? Tai va nuspausiu šį mygtuką ir iškart matom, pradėjo pipsėti jump starteris. Va ilgas pipsis, rašo 13,0 volt ir einam kurti. Jump starteris dabar jau ten didesnį įtampą išduoda. Ir einam kurti. Šis jump starteris šio 1.6 dizelio neužvedė. Bandysim dar kitus automobilius. Taip, dabar mėginsim užvesti štai šį džipuką. Bandant užvesti mums jo nepavyko be jump starterio. Taigi dabar pirmas dalykas, pažiūrėsim įtampą, kiek akumuliatorius yra. Ir ką mums rodo 11,47 volto. Testeris jau užšalia labai aiškiai neberodo. 11,47 volto. Matom, jump starteris kraunasi. Štai priartinsiu. 69%. Štai jump starteris 100%. Spaudžiam aktyvacijos mygtuką. Ir dabar pradėjo pipsėti. Tuoj bus ištisinis signalas ir jau galėsim mėginti užvesti. Kūriam! Kūriam! Štai šį džipą 2 litrinį mums užvesti pavyko. Prieš tai starterio nesuko. Dabar trečias automobilis, kurio mums nepavyko užvesti po ilgesnio stovėjimo. Pas jį yra 3 litrai benzininis variklis. Štai. Prieisim arčiau. Štai, pridėkim prie akumuliatoriaus testerį. Ir ką mums rodo, akumuliatorius yra 10,46 voltai. Starteris šiek tiek suko, bet nesikūrė, neužsivedė automobilis. Taigi, vėl bandysim štai šį super kondensatorinį jump starterį
pažiūrėsim, ar jo pagalba mum padės. Štai jump starteris kraunasi. Dabar pasidėjo 89%. Galėsim neužilgo mėginti užvesti. Gerai, mėginam kurti. Štai, šis 3-litrinis variklis benzininis užsivedė. Iš pradžių matėm šiek tiek suko starterį, negrebė, tačiau ilgiau pasukus užsivedė. Kai buvo nusėdęs akumuliatorius, na, negrebė tiesiog. Žik, suko, bandė substarteris ir daugiau nieko. Tai va, iš 3 automobilių 2 užvesti. Kam patiko šis video, spauskit like, taip pat prenumeruokit mano YouTube kanalą. Visiems ačiū, kad žiūrėjot, visiems sėkmės ir iki kito karto. Iki!